Tradicinės regiono gimnazijų šventės dalyvių blogas oras neišgąsdino. Kalvarijoje susirinko net 14 apskrities gimnazijų atstovai. Gimnazistai linksminosi, o vadovai dalijosi patirtimi. Regiono gimnazijos turi tradiciją kartą metuose susitikti, pabendrauti, pasidalinti patirtimi. Tradicinė gimnazijų šventė šiemet pirmą kartą vyko Kalvarijoje. Tai mums yra ir didelė šventė, ir didelis išbandymas, ir didelis pasitikėjimas mumis. Išbandymas ta prasme, kad būtina susitelkti visiems, ir mokytojams, ir gimnazistams, ir tėvams, nes ir jie mums padeda, ir suorganizuoti šventę taip, kad visi liktų patenkinti. Kalvarijoje susirinko 14 Marijampolės regiono gimnazijų atstovai. Blogas oras šventės dalyvių neišgąsdino ir pačios šventės nesugadino. Po iškilmingo atidarymo gimnazistai linksminosi įvairiuose užsiėmimuose, gimnazijų vadovai dalinosi patirtimi. Gimnazistai tarpusavėje bendrauja, susipažįsta, dalinasi patirtimi, yra proga mokytojams pabendrauti, taip pat ir gimnazijų vadovams aptarti klausimus, problemas ar šiaip pasikalbėti ir pabūti draugėje. Mes iš tiesų norim dalintis patirtimi ir stengiamės dalintis, stengiamės kartą metuose susitikti, pažinti vieni kitus. Nes vis tiek atstumai tai yra irgi daro savo. Tai mes, jūs tik iš tiesų matot, kiek yra suvažiavusių mokyklų, 14 mokyklų suvažiavę. Regiono gimnazijos bendrauja ne tik švenčių metu. Bendradarbiavimas vyksta nuolat. Tuo džiaugiasi vadovai, sakantys, kad visada naudinga pasitarti su kolegomis, bendraminčiais ir bendražygiais. Iš tiesų yra naudingi tie ryšiai, nes galiu pasiskambinti, galiu pasitarti su kitų gimnazijų direktoriais, kurie direktoriauja jau ne vienerius metus ir tiesiog pabendrauti visada yra naudinga. Mes galim pasidalinti savo patirtimi, galim pasišnekėti apie tai, kokius projektus darom, galim daryti kartu. Tai yra, manau, čia ir yra nauda.